Sveiki, gerbiami vairuotojai. Šiandien Klaipėdoj tikrinu automobilį BMW 525 F11 2016 metų, 2 litrai dizelis, 160 kW, dėžė ZF8 bėgių, jeigu neklystu. Tai rida nemaža, virš 300 000. Pradedam patikrą. Taip, dabar išorė. Kairysis priekinis bamperis priekis šiek tiek pabraižytas, bet uždažytas. Priešrūkinis laikosi gerai, apdaužytas šiek tiek akmenukų. Kairysis žibintas taip pat neparasavęs, laikosi gerai, bet reikėtų nupoliruoti. Kairės pusės sparnas sujungimas su bamperiu geras. Vizualinių pabraižymų kažkokių nesimato. Taip, veidrodėlis šiek tiek plasmasė yra pabraižyta, bet irgi ne problema. Pats veidrodėlis tvarkingas, kairės pusės durelės tvarkingos, užsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta, bet kėlėsios tik tai atjungtas, bet jisai veikia. Kairės pusės galinės durelės užsidaro gerai, pritraukėjas veikia, rankinėlė neišlaužta, vizualinių pažeidimų nematau. Kairės pusės galinis sparnas šiek tiek reikėtų papoliruoti, yra paviršutinių tokių mažiukų pabraižymų. Kairysis galinis žibintas nesulaužytas, laikosi gerai, vidinis žibintas tvarkingas. Kairės pusės galinė bamperio stipriai nėra jokių pabraižymų, bet natūralūs yra. Vidinė dalis yra šiek tiek pabraižymų, bet nupoliruoti galima. Čia šiek tiek yra pažeista minimaliai, dangtis šiek tiek yra pabraižytas, bet paviršutiniškai. Valytuvas laikosi gerai, galinis stopas vidurinis tvarkingas. Dešinės pusės žibintas nesulaužytas, laikosi gerai. Dešinės pusės galinis bamperis šiek tiek pabraižytas, bet galima nupoliruoti. Sujungimas su sparnu geras. Dešinės pusės sparnas šiek tiek yra pabraižymų, bet galima būtų nupoliruoti. Dešinės pusės galinės durelės užsidaro, atsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta, pritraukėjas veikia. Dešinės pusės priekinės durelės užsidaro, atsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta. Vizualinių pažeidimų kažkokių nėra. Dešinės pusės sparnas šiek tiek minimalus yra, tokie pabraižymai, bet vėlgi gal reikėtų visą mašiną nupoliruoti. Dešinės pusės žibintas analogiškai kairių yra nuo akmenukų pabraižytas, reikėtų nupoliruoti. Dešinės pusės bamperis yra šiek tiek tokių pabraižymų minimalių, priešrūkinis laikosi gerai, vidinė dalis tvarkinga. Kapotas, didelių kažkokių pažeidimų nesimato, tarpai atitinka. Taip, priekinis stiklas buvo keistas, ne originalas, bet geras, geros kokybės. Šitas mašinas, kokios mašinas? Pilington. Pilington, bet jisai geras, jisai kokybiškas, bet turėtų būti BMW ženklas. Jo, Pilington aš žinau, gal nebent BMW ženklų, bet jisai geras, geros kokybės, čia ne kinietis. Taip, čia ne kinietis yra. Nėra, nesimato bent kažkokių didelių įdaužų ir tai yra gerai. Stogas, gumos nuo saulės nesutrupinėjusios, kažkokių duobių didelių ar mažų nesimato. Priekinė dalis minimaliai yra tokių smulkių nuo akmenukų įdaužų, bet yra labai nežymus. Tai dabar pasižiūrim dažų sluoksnį. Tai
panašiai turi būti kažkur iki 150 visur. Tai vat stogą matom, kartais būna šiek tiek mažesnis tas sluoksnis, tai vat 95 sparnas 135 140 stoikė priekinė kairės 125 kairės pusės durelės 135 135 kairės pusės galinės durelės 150 135 135 galinis kairės pusės sparnas 130 120 115 gerai galinis dangtis 95 105 dešinės pusės galinis sparnas 90 95 120 140 galinės dešinės pusės durelės 130 150 155 dešinės pusės priekinės durelės 135 150 125 dešinės pusės priekinis sparnas 140 150 140 ir kapotas 155 165 145 kažkaip čia nepagavo 145 nu reikia pasižiūrėti dar ar varžtai sukti buvo ar ne ir dešinės pusės priekinė stoikė 195 taip priekinė kairės pusės vidinė dalis 125 125 gerai vidinė kairės pusės 95 galas kairė pusė 65 55 gerai, nes viduj visą laiką yra sluoksnis mažesnis dešinė pusė 65 gerai vidinė dešinės pusės stoikė 70 gerai ir dešinė pusė priekinė stoikė 110 gerai taip dabar durų pritraukėjai dešinė pusė priekis gerai dešinė pusė galas gerai kairė pusė galas gerai kairė pusė priekis gerai dabar kur raktas pas mane pas mane nu gali taip pasižiūrim uždaryk durelės pilnai šitą prie atjungęs esu taip dabar tas keilis jis nedirba keilis veikia, bet aš pusės atjungiau taip dabar galas kairė suveikia gerai dabar gerai dangtis veikia
Užsidaro. Dabar dešinės pusės veikia. Čia irgi Ir priekis atjungtas. Tai dvi priekinės yra atjungtos. O priežastis? Kartais būdavo, kad užsidaro, Kartais būna, kad užsidaro, ir dėl kartais to, kad ne. neiškrauto kumą aš išjungiu, nes aš išvažiuoju į Vilnių. Taip, einam toliau. Kairysis ratas, priekinis diskas stabdžių. Nusidėvėjimas 0,5 mm kažkur. Kaladžių likutis apie 50-60%. Padangos vasarinės. Iš kairės pusės amortizatoriai šlapumo nėra, spyruoklė nesulaužyta. Visi elementai kaip ir tvarkoj. Diskas, lėtas ratlankis yra šiek tiek čia pabraižymas, bet daugiau kaip ir viskas gerai. Padanga šiek tiek yra pažeista, į bordiūrą kažkur buvo kažkada. Padangos 21 metų. Taip, kairysis slenkstis. Tvarkingas. Kairysis slenksčio galas. Tvarkingas. Padanga galinė. Protektorius nu jau tokia pagyvenusi, bet yra dar. Taip, 17 metų, senoka, Mišelinas. Galinis ratlankis buvo pabraižytas gerokai, matomai stovėjo priekyje ir uždažytas. Taip, galinis diskas kairės pusės nusidėvėjimas toks pat kaip ir priekinio, 0,5 mm, bet dar geras, nesurūdijęs. Kaladžių likutis apie 30-40%. Taip, dabar galas šiek tiek dreba tas lintuvas, bet galbūt bet tvirtinimai vietoj. Galas matomai nebuvo deformuotas ir matosi, kad buvo daryti remontai, kad šakės keistas, kairės pusės nauja, slintuvai švarus iš vidaus. Dešinės pusės taip pat šakė matosi nauja, šarnyras va naujas. Tai tikrai buvo darytas remontas. Taip, dabar dešinė pusė padanga analogiškai dar pavažinės, bet jau seni metai, šitą 16 metų. Mišelinas, diskas minimalus, pusė kažkur milimetro išdirbimas. Kaladė stovi febiniai, nu bet likutis apie 50, gal šiek tiek daugiau procentų. Lėtas ratlankis irgi šiek tiek buvo pabraižytas, matomai stovėjo priekyje ir patvarkytas. Dešinės pusės slenkstis nesulaužytas, tvarkingas. Dešinės pusės amortizatorius neišbėgęs, spyruoklė tvarkinga, svirtis tvarkingos. Tepalo kaip ir nesimato ant variklio apsaugos. Padangos likutis, priekis dešinė dar apie kokį 50%, gal šiek tiek daugiau. 21 metų, lėtas ratlankis minimaliai buvo pažeistas, bet
turbūt stovėjo gale, diskas 0,5 mm kažkur tai išdirbimas, kaladėlių dar apie 60 procentų. Iš priekio apsauga vietoj, senas kažkoks prasisunkinimas tepalų. Taip, radiatorius iš priekio bent nėra šlapias. Taip, dabar salono apžiūra. Kairės pusės durelės, yra nusidėvėjimas natūralus, šitie dalykai keičiasi, mygtukai neišlaužti, nėra stipriai nieko subraižyta. Durelių varžtai sukti lygtai nebuvo. Slenksčio vidus geras. Taip, guma garso izoliacijos yra nepažeista, sėdynė labai tvarkinga, nedažyta, nesiūta. Prie tokios ridos kaip ir stovis labai neblogas. Sėdynė veikia, mygtukai šviesų neišlaužti, spidometras nesubraižytas, vairas nedažytas, nesiūtas, perjungęs tvarkingas, mygtukai, displejus nesubraižytas, mygtukai tvarkingi, porankis susidėvėjimas natūralus. Taip, dabar dešinė pusė, dešinė sėdynė labai tvarkinga. Taip, mygtukai veikia. Panelė iš apačios nesubraižyta, apdaila graži. Čia taip pat nieks nesubraižyta. Taip, mygtukai veikia, rankinis veikia, porankis nedažytas, ortakiai neišlaužti. Dešinės pusės durelio apdaila tvarkinga, čia matomai guma buvo keista, gal mažai kas sėdėjo. Taip, vidinė slenksčio dalis, moldingas čia yra, sidabras tas kažkur nuluptas, bet čia smulkmena, VIN numeris. Taip, durelės galinės dešinės pusės nesuktos, dešinės pusės priekinės nesuktos. Langai veikia. Taip, dešinės pusės galinės durelės apdaila tvarkinga, vidinės dalis nedeformuotas, sėdynės apsaugotos nuo vaikų, nesubraižytos. Čia taip pat viskas apsaugota yra. Viršus taip pat tvarkingas. Taip, bagažinė. Bagažinė ganėtinai tvarkinga. Čia dešinė, kairė. Germetikas originalas.
Nieks neišlaužta. Taip. Rėmas nebuvo deformuotas. Akumuliatorius originalus varta, vandens viduje nėra. Taip, gesintuvas. Taip pat rėmos dalis dešinė pusė nebuvo pažeistas, kairė pusė taip pat pažeistas nebuvo. Kairė pusė galas, kairės pusės durelio apdaila tvarkinga, sėdynė, priekinė sėdynė galas tvarkinga, ortakiai vidury galas neišlaužti, mygtukai neišlaužti, vidinė rėmos dalis tvarkingos, nesubraižytos, kairė pusė mes jau žiūrėjome. Pedalai nusidėvėjimas natūralus, kilimėliai, be skylių, čia kaip ir viskas tvarkinga. Varžtai durų nesukti. Taip, dabar variklio anga. Kairės pusės amortizatoriaus atrama originali, kairės pusės lonžeronas tvarkingas, tepalų iš kairės pusės aušintuvo radiatoriaus, variklio kairės pusės šono nesimato, apačioj taip pat nesimato. Žibintas originalus Hella. Priekyje tepalų prasisunkinimų nesimato. Apačioj taip pat švaru, radiatorius yra keistas naujas. Dešiniai pusiai lonžeronas netiesintas. Atrama amortizatoriaus tvarkinga, VIN numeris. Kapotas nesuktas. Interkuleris irgi keistas. Taip. Tepalų išpylimo kamštis švarus. Taip, kiek eina pamatyti, yra šiek tiek parasavimas iš galo, čia turbūt bus tarpinė po dangtelių, bet nelabai aš čia iki to daeisiu. Galiu tik tai kaip faktą konstatuoti. Prieš 3 metus keista. Tai prieš 3 metus keista, tai galbūt jau ir atėjo laikas. Tarpinė po dangčio, ne? Nebrangiai. Nebrangiai, sutinku. Sklendės irgi naujas iš karto. Sklendės. Toks, kur darinėjasi. Aha. 4. Kodėl nebrangiai? Žinai, kaip reikia uždaryti kapotą? Bet pasitrauk. Aš pasakysiu, reikia išvis stipriau, nes kai su rankom uždarinėjai, tu gali duobės iš tikrųjų palikti. Jo. Arba pažeisti tą uždarimą. Visą laiką atsidarom ir paleidžiam. Ir čia yra gerai. Pajungiu diagnostiką, perskaičiau klaidas. Tai viena iš klaidų yra su kondicionieriu. Tai yra nepriklausomas pašildinimas yra uždarytas. Tai čia pastovi klaida. Dabar kas liečia ridos, pasižiūrim. Tai pas mūsų dėžė ZF 8 bėgio, gana gera dėžė, jeigu keisti dažnai, bent kas 50 000 tepalus, tai viena iš geriausių dėžių. Taip, dabar dėžės rida sutampa su skydelio rida. Tai jau gerai.
Taip, dabar kada pas mūsų ta klaida buvo atsiradusi. Ta klaida kaip ir prie tos pačios ridos kaip ir dabar. Tai galbūt iš ryto. Taip, einam toliau. ABS blokas. Aha, pas mūsų ABS blokė duomenų nėra. Taip. Dabar pardavėjų klausimas dėl DPF filtro ir dėl EGR. Ar yra vietoj? EGR naujas keistas. Keistas. Prasta auto, jo. Visiškai Supratau, naujas. nes pagal Jo, akciją, jo. supratau. O DPF filtras? DPF viskas vietoj stovi. Vietoj, Regeneracija gera buvo. Supratau, tai labai Neužsikišęs. gerai. Taip, dabar. Engine control model Bosch. Kiek pravažiuota po regeneracijos. Kilometražas, po regeneracijos pravažiuota 215 tūkstančių, kilometražas variklio blokė sutampa su skydeliu. Tai padarom test drive, paskui praskanuojam dar kartą ir žiūrėsim, ar kažkas tai pasikeitė ar ne. Taip, dabar vairo kolonėlė vietoj nestringa, kažkokių pašalinių garsų nėra. Taip, dėžė, parkingas, kamera veikia, parktronikai veikia, smūgis, nu, toks labai minimalus, toks jaučiasi perjungimas, bet nėra tokio labai jau to agresyvaus smūgio. Tai bandom tada važiuoti. Čia negalima. Tai dabar kol kas taip švelniai. Vienas iš tokių, sakyčiau, test drive kriterijų yra, ar gerai jautiesi viduj važiuojant, ar nėra kažkokio diskomforto, nesinori išlipti iš mašinos. Tai sakyčiau, jaučiuosi gerai, automobilis nesijaučia jokių pašalinių garsų, nėra vibracijos taip pat. Ant lengvo važiavimo
gana maloniai važiuoja. Taip, linijos žiūriu veikia. Taip, adaptyvinis kruizas veikia. Gazą priima gerai. Stabdant į pedalą nemuša. Iš galo, bent žiūrint į veidrodėlius, dūmų nesimato. Trauka. Mes tenai apsisuksim kažkur, ar toli? Tenai toli bus tas. Toloka tenai. Mes čia kažkur tai. Trauka gera. Posūkėse jokių pašalinių garsų taip pat nėra. Išjungsiu dabar video, pasižiūrėsiu kaip jungiasi ant rankinių bėgių perjungimo. Pabandysiu šiek tiek daugiau įsibėgėti, kad nepridaryti filmuojant bėdų. Dabar taip, adaptyvinis kruiz kontrolis veikia, linijų palaikymas veikia, sporto režimai veikia, pasižiūrėjau. Dabar kas liečia, kol pas mūsų vyksta diagnostika, klaidų skaitimas, tai pasitikrinsiu dar sklendžių, vėjo pūtimo sklendžių darbą. Pasižiūrėsiu tai, ką pas mūsų rodo informacija. Taip, kokie servizai visi ok. Service history. Tai 16 metų 24 000, 16 10 mėnesio 53, tai per pusmetį mašina pravažiavo 29 000, tai yra nemažai. Ir dar per metus pravažiavo 28 000. Daugiau užrašų kaip ir nėra. Sėdynės jaučiu, kad šildo. Taip, dabar čia pučia pas mūsų šiltas, čia pučia. Valytuvai veikia, apiplovimas veikia. Taip, rankinis veikia. Čia dabar šaltas pučia, čia šiltas, zonos veikia. Sėdynė dešinės pusės šildo. Dažniausiai jeigu nešildo, tai jie išsijungia automatiškai. Taip. Ant stiklo pučia, sklendė veikia. Dabar ant kojų. Taip, čia dabar šaltas, čia šiltas gerai. Ant kojų persijungia. Į viršų persijungia muzika. Veikia, garsiakalbiai nečirškia. Liukas atsidaro.
veikia. Atsidaro, užsidaro. Gerai. Taip, klaidos. Praskanavus matom, kad taip rodo, kad priekinės yra durelių linija yra atjungta kairė dešinė. Yra daviklis, nežinau, reikia žiūrėti Junction Box Electronics ir tas, kur pakaitintojas kondicionieriaus, bet dažna ta klaida ir dažnai, kad visai jokios įtakos nedaro. Iš pagrindinių blokų variklis, transmisija, ABS bloko ir privalumų blokų jokių klaidų nėra. Tai va, automobilį peržiūrėjau, visą apžiūrą pasistengiau padaryti šį kartą gana detaliai. Tai automobilis neblogoj būsenai, nepaisant to, kad rida yra 320 000, bet mano manimu automobilis buvo važinėtas greitkeliais, todėl taip neblogai išlaikytas. Tai bus poreikis, kreipkitės. Geros jums dienos ir iki malonaus.